Manau, yra dvi žmonių kategorijos. Vieni tie, kurie rūpinasi, o kiti, kuriems visai nesvarbu ir jie net nesikreipia tol, kol neatsiranda kažkokia problema, kuri jau neduoda jiem gyventi. Skausmas, ar ten žaizda kažkokia, ar va tokie dalykai. Tai į dvi kategorijas skirčiau tos žmonės. O dėl kokių problemų dažniausiai žmonės kreipiasi jau pas pėdų priežiūros specialistą? Jeigu stebėti dabartinį laiką, kaip žiemos sezono metu arba po žiemos, tai dažniausiai dėl to, kad atsiranda skausmingos nuospaudos ir jos neleidžia žmonėms eiti ir ramiai gyventi, kaip žmonės kartais sako, kad skausmas toks, kad širdį veria. Problemos įvairios. Atkilę nagai, kraujosruvos po nagu dėl nuolatinio mikrospaudimo. Taip pat sustorėję nagai, įaugantis nagai ir visa tai dažniausiai, jeigu pasiaiškinus ir parinkus anamnezę, tai dažniausiai būna dėl neteisingai parinktos avalynės, per ankštos avalynės. O kodėl kai kuriais atvejais būtina specialisto pagalba atrodo tokiom visai paprastom procedūrom, netgi kažkokiam nagų nukarpimui ar net ten ar suragėjusios odos pašalinimui? Jeigu žmogus yra jaunas ir sveikas, paprastai nelabai pas mus ir kreipiasi, nes linkia gydytis patys arba susitvarko patys, įveikia kažkokias problemas patys. Į specialistą dažniausiai kreipiasi tie žmonės, kurie dėl, pavyzdžiui, viršsvorio nepasiekia savo kojų, sunku jiems susilenkti, arba vyresnio amžiaus žmonės. Taip pat po įvairių ten klubo sąnario arba kelių sąnarių protezavimo, tai jiem tiesiog fiziškai jie tos kojos nebepasiekia. O šiaip tai ypatingai dėmesį reiktų atkreipti visiems diabetu sergantiems žmonėms. Jiem jau ypatingai, jeigu vyresnis žmogus, jis ir nemato ir dažniausiai viršsvorį turi, neprieina prie tų kojų. Tai ypatingai kviečiu, kad tiesiog ateitų bent jau pasirodyti, pasikonsultuoti, kad mes galėtumėm įvertinti, ar teisingai žmogus elgiasi, gal patarti. Juolab, kad dabar, tarkim, diabetu sergantys žmonės gali tą paslaugą gauti nemokamai. Visiškai nemokamai yra sveikatos ministro įsakymų, reiškia ligonių kasos tą paslaugą kompensuoja ir kreiptis reikia į šeimos gydytoją, gauti siuntimą ir atvykti ir galima gauti pagalbą nemokamą. Seniems žmonėms tai yra labai dažnos problemos, todėl kad sutrinka kraujotaka pėdose ir dėl to pradeda augti suragėję nagai, jie storėja, pasidaro sunku nukirpti. Tiesiog dėl to gali žmonės kreiptis į specialistą. Mes turim kuo nušlifuoti, turim kuo suploninti tą nagą. Ką kiekvienam iš mūsų patartumėt? Kaip mes turėtumėm rūpinti savo pėdomis, kad išvengti visų anksčiau minėtų problemų? Labai sunku bendrai patarti, tik tai vienas toks patarimas, kuris tikrai tiktų visiems, tai yra didžiulis dėmesys avalynei. Nespausti turi, aukštakulniai tik tai, nežinau, visada kartoju ir kartosiu 2 kartus per metus, nauji metai ir gimtadienis, o daugiau avalynė turi būti plati, laisva, patogi. Dar priminkit, kokios paslaugos teikiamos šiame kabinete. Tai būtų nagų kirpimas, nago plokštelės ploninimas. Jeigu yra sustarėjęs nagas, galima nušlifuoti tą nago plokštelę. Taip pat vyresnio amžiaus žmonių sudėtingų tokių nagų, kur būna labai sustarėję ir niekuo neįveikiami, nukarpimas, suragėjusios odos šlifavimas, taip pat karpų gydymas, nuospaudų mechaninis šalinimas. Taip pat įvairūs patarimai pėdų priežiūros klausimais. Yra tokia paslauga, kad galima specialistą išsikviesti į namus, ypatingai tiem žmonėm, kurie blogai juda arba visai nejuda ir guli lovoje, neįgaliem žmonėm. Tai mes galim atvažiuoti ir tiesiog pagelbėti. Patikėkite pėdų priežiūrą savo srities profesionalams, dirbantiems klinikoje Mano gydytojas, kuri įsikūrusi Panevėžio miesto poliklinikos patalpose Nemuno gatvėje.